Praėjusį penktadienį Druskininkuose lankėsi Lietuvos kultūros ministras Šarūnas Birutis, kuris susitiko su Druskininkų savivaldybės vadovais ir miesto kultūros atstovais. Miesto kultūros situaciją ministrui pristatė savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, mero pavaduotojas Linas Urmanavičius ir miesto kultūros atstovai. Druskininkų muziejaus direktorius Gintaras Dumčius, viešosios miesto bibliotekos direktorė Laima Žekienė, kultūros centro direktorė Rima Vinerskaitė ir savivaldybės vyriausioji specialistė turizmui ir kultūrai Ingrida Griniūtė. Kaip sakė savivaldybės atstovai, šiuo metu didžiausia Druskininkų kultūros problema yra ta, kad miestas neturi savo kultūros centro ir patogios koncertų salės, kurioje tilptų daug žiūrovų. Tačiau miestas jau dabar yra parengęs būsimo kultūros centro projektą ir tikisi, kad ši problema greitai bus išspręsta. Vizito metu kultūros ministras Šarūnas Birutis buvo trumpai supažindintas ne tik su jau esančiais ir sėkmingai veikiančiais Druskininkų kultūros objektais, bet ir su planuojamais įgyvendinti projektais. Kaip sakė ministras, mūsų miesto raidą jis stebi jau nuo pirmųjų žingsnių ir džiaugiasi kurorto sėkme. Aš galiu pasakyti, kad Druskininkai iš tikrųjų yra pavyzdys, kaip reikia ūkiškai, tvarkingai tvarkytis, naudojant ir valstybės, ir verslo pinigus, ir be abejo savivaldybės idėjas įgyvendinant ne tik tai popieriuose, bet ir realybėje. Tai manau, kad yra iš ko mokytis visiems. Žmonės jau nori čia gyventi, nors ir pagal nedarbo lygį. Druskininkai nėra, reiškia, iš tų galinčių labai pasigirti savivaldybių, bet pagal, manau, tai, kas vyksta, pagal tai, kad kultūrinis gyvenimas taip pat jaučiamas, kad laisvalaikio praleidimo vietos galimos ir vien tai, kad tai praktiškai yra, kurortų arba žiemos kurortų sostinė, jeigu Palanga dar vasara yra kurortas sostinė, tai Druskininkai žiemos iš tikrųjų yra sostinė tarp kurortų. Kaip sakė kultūros ministras, druskininkams sekasi turbūt dėl to, kad jų miesto vadovai labai greitai imasi iniciatyvos. Čia ne tik svajojama ir laukiama, bet atliekami konkretūs darbai, o sėkmingi projektai visada įkvepia naujoms idėjoms. Vizito metu sakė kultūros ministras.